Tai sveiki visi, mano vardas Augustas Bagdonas, man yra 16 metų, esu kovotojas ir moksleivis. Treniruojasi Muay Thai jau virš 5 metų, Jasiūnas Team klube. Esu Vakaris Didika, man 20 metų, gimiau ir užaugau Vilniuje. Sportuoju pačiame geriausiame Lietuvos klube jau 7-8 metus. Tuo metu, kai jums daro trečią smūgį, rankas aukštai, kad neprasileistų, ir vos ne kai ginčia gauti. Ir būtinai iš šonkų. Ir nesvarbu, kurią ranką šoninį imtų daryti, jūs stengiatės bet kuriuo keliu, kuris jums tuo metu patogiau stovėjo, tuo keliu ir muša. Mes daug išvažinėję, tai ir natūralu, kad su kitais sportininkais aš turiu tą sportinį azartą kaip treneris paruošti tokiom varžybom. Bet kad paruošti, aš turiu matyti, kad sportininkas ar žmogus yra to vertas, jis to nori, jo tėvai to nori ir jo galimybės tai leidžia, jo kūnas tai leidžia su juo daryti. Esu sukovojęs tikriausiai virš 50 kovų. Turiu tokius pasiekimus, kaip esu tapęs 3 kartus Lietuvos Muay Thai čempionas, esu tapęs Lietuvos kickbokso čempionas, Latvijos kickbokso čempionas, Baltijos kickbokso čempionas ir 2 vietos prizininkas pasaulio čempionato. Esu Lietuvos čempionas Muay Thai 4 kartus. Šiuo metu esu vienas perspektyviausių jaunų kovotojų. Profesionaliame ringe turiu 3 pergalės, 2 pralaimėjimus ir 1 lygiąsias, o apskritai prasivedęs apie virš 50 kovų. Sukovojau praeitą kartą UTMA Rising 2 turnyre, savo pirmoji profesionalioje kickbokso kovoju. Parodžiau tikrai gerą, manau, debiutą ir šį kartą kovosiu Žalgirio arenoje balandžio 19 dieną. Tai kasdien tobulėjo ir kiekvienose varžybose pasirodau vis geriau. Pasiruošimas einasi gerai, sunkiai dirbam, sunku yra suderinti mokslą su sportu, tačiau manau, dabar man tai sekasi padaryti gerai. Nes ne visi turi tą talentą, vadinkim taip, ne visi turi kovotojo širdį, tai jos nepakeisi. O būtent pas Augustą viskas kaip ir susidėlioja link to tikslo, viskas įsigrynino ir sakau, jeigu mes jį matėm kaip talentingą vaiką anksčiau, bet per paskutinius porą metų mes jau matom ne kaip talentingą vaiką, bet kaip talentingas sportininkas, kuriuo mes galim ne tik Lietuvą užkariauti, bet jau galim ir pasaulį užkariauti. Kam Augustai čia taip rankas tipuoja? Tipuojasi, kad nebūtų jokių traumų, riešo nesusižeiščiau ir tiesiog kad tvirtesnės rankos būtų. Dėl saugumo. Kombinacija.
būta gera, praėjo sunkių savaičių treniruotė, visas treniruotės dirbom pilnai, stipriai, sunkiai, bet savijauta labai gera, pasiruošimas eina puikiai, be jokių traumų, nieko ir tiesiog viskas labai gerai. Paskutinės 2 savaitės buvo labai energingos, sunkios, daug darbo, buvo daug pasikeitimų, tas labai patiko. Ir jaučiu, kad jeigu tokį ritmą išlaikyčiau per visą vasarą, po vasaros nebūtų lygių Lietuvos lygių nieko. Visus galėčiau ploti viena kita ranka. Kokia šiuo metu yra sportininkų forma, kurie dalyvaus artimiausiame UTMO turnyre? Maksimaliai gera forma, nes mes realiai tikėjomės, kad jie dalyvaus būtent šiam turnyre ir visas tas, sakykime, pasiruošimas ir jie šiai datai, tai matau, kad jie labai gerai. Kokia to mėgstamiausia kombinacija? Tikriausiai mėgstamiausia kombinacija būtų keliais rankų smūgiais, kaip uždengti akis tiesiais ir tada pabandyti prarungti per kepenis. Mėgstu visus žodį žvilgsnio, gerai, bet ne juokais kalbant, tai 1-2 į barzdą. Nors ir daug kas mane žino kaip sportininką, arba aš pats savęs skelbiu labiau, vis tiek kaip sportininką, tai aš vis tiek esu moksleivis, man dar 16, tai vis dar turiu mokytis. Tai dabar tą ir darau, po treniruotės, be 15:10 dabar yra ir mokausi fizikos kontroi, tai vienas iš dalykų, ką būtina daryti. Kodėl palaikai, remi Augustą? Tai jeigu galėčiau, tai visus remčiau sportininkus, kurie yra Lietuvoje, bet visą laiką prioritetas yra jaunimui. Jaunimas vis tiek mokosi, siekia tikslų, dirbti neturi laiko, kada pinigų visam tam sportui profesionaliam reikia nemažai. Tai bent jau prisidedam, kiek mes galim iš savo pusės, ten patalų duodam ar, kaip sakant, pamotyvuojam, kažkokį geresnį žodį pasakom. Tai grįžęs iš mokyklos mėgstu gerai pailsėti, mėgstu, jeigu turiu laiko, pamiegoti dar prieš treniruotę, bent jau kažkur nedaug, 20-30 minučių, pasidaryti reikiamus darbus, namų darbus, pasimokyti, pavalgyti kelias valandas prieš treniruotę ir treniruotę išvažiuoju maždaug be 26, tai jau čia bus už pusvalandžio maždaug, tai taip dabar ruošiuosi treniruotėjai. Šiandien yra penktadienis, balandžio 11, tai laukia sunki sparingų treniruotė, liko savaitė, biškį daugiau nei savaitė ir 1 diena iki UTMA 12 turnyro, tai toliau ruošiamės, toliau dirbam ir keliaujam į treniruotę. Sirgau ketvirtadienį, penktadienį. Ką, Danielį, svoris rodo? Nesisėri, o ką penktadienį rodė? Penktadienį 7-3.
7-3. Tai kada dabar artimiausios tavo varžybos? Po 2 savaičių šančiasi. Šančiasi? Šančių pasaulio čempionatas. Ginsi savo titulą, ne? Supratau. Tai ką, vakarį parašiau normaliai? Taip, pakos vakarį pačią. Kuris momentas treniruočių tau yra tai įdomiausias? Įdomiausias, man labiausiai patinka sparingai. Tai darbas su, poroje, su priešininku ir tada mastai. Nes jeigu kovoji tik tai su savais treniruočių partneriais, tai jau būni pripratęs ir man labai patinka išsibandyti su naujais atvykusiais iš kitų klubų. Tai tada mastai, tuo momentu, viskas vyksta sekundėmis, tai va, labai patinka tai praktikuotis. Išnaudoji jo žingsnį ir pasisakyti. Kaip Karoli jautiesi? Jaučiuosi gerai, tik pat rankas skauda, jau laukiu, kol greičiau vakaris su kovos, kad jau biškį tempą sumažinsim, kad pailsėtų rankytės. Labai gerai, savijauta vis gerėja, pasiruošimas vis gerėja, patys geriausi treneriai. Yra dėl ko stengtis. Pati savijauta prieš kovą, visas pasiruošimas tikrai einasi gerai. Svoris krenta gerai. Ilgą laiką jau sportuoju, išlaikant gerą formą ir ją tik tai tobulinant. Tai manau, kad būtent tas ir padeda man visą laiką sukovoti gerai, kad aš niekada nesustoju sportuoti, nes būna tokių kovotojų, kurie sukovoja ir tada, pavyzdžiui, dingsta keliam mėnesiam ir kai atsiranda nauja kova, vėl pradeda sportuoti. Bet aš to nedarau, aš visą laiką realiai palaikau gerą formą ir tada, kai atsiranda kova, ten kelios savaitės į kovos, tiesiog dar daugiau stengiuosi, dar daugiau treniruočių darau ir dar intensyvesnės jas darau. Tai būtent prieš šią kovą, prieš UTMA 12 turnyrą, viskas einasi gerai. Puikiai sekasi treniruotės yra tikrai sunkios ir reikalauja daug ištvermės ir pastangų, tačiau viską žinau, kad bus verta, viskas atsipirks ir nebedaug jų liko ir jau greit mane išvysite Žalgirio arenoje.